Radio studijoje žurnalistė Skaiva. Viešnia, laba diena, atsistokite štai šitaip. Va taip tiesiai, kad perlipkit per laidą. Nebūtina mano pimpalo liesti tuo metu, perlipkit per laidą Skaiva. Aš tai Skaiva jums prisipažinsiu, kad didžiausia mano svajonė yra išsivirti siūbą iš jūsų kelnaičių. Nesispjaudykit, kai mane apspjovė Skaiva, bobiškom sėjytam apspjovė mane. Tai labą dieną, kaip jaučiatės mūsų radio show studijoje? Siaurai, ankštai. Ankštokai. Skaiva, seniai tokį klausimą turėjom ir rašytojai, klausytojai rašos klausia. Kodėl Skaiva pastoviai Voks Marės studijoje prikakodavo? Čia ne aš. Mes matėm. Labai dujos eina. Skaiva, kiek jūs galite per vieną kartą iškakoti? Skaiva labai kažkaip. Klausytojo, aš skaitau pasilgų jūsų balsą per Voks Marės ir to labiau, kad mes dabar turim laidą apie tai, kiek jūs galite per vieną kartą iškakoti. Pavyzdžiui, Česlavas giriasi, kad gera galuška. O jūs? O kiek ta galuška yra? Nu, galuška... Tai šrygalis. Aproximatliai kažkur 38 gramai rudosios masės ir 92 gramai juodojo šokolado. Na, kažkam čia gal juokinga, bet man tai verkt norisi. Nu, jūs, bronius. Alaus prigėriau, teisybės alaus. Turėtų smirdėti, nes Skaiva. Smirda. Aš atsiprašau už netinkamą erekciją, netinkamą vietą, netinkamą laiką. Nu, bet vadžius paaiškinkit, kas čia yra. O jūs manęs nelieskit. O kas yra ten, atsiprašau, bet kas čia ant viršaus čia? Bet man tikrai erekcija darosi. Bet tai čia kažkoks šaratas pas jūs? Tai čia du šaratai yra iš gintaro. O mes, pavyzdžiui, su Česlavu tavo geri draugai, o kai imsim, tai iškrūšim tiesiai ant studijos stalo. O tada pakukuosi. O akutėse matau, kad pati nori šito. Ar tik nebūsite Skaiva apsiperdusi per savo bobišką užpakaliuką mažą? Mergaitės neperdžia. Dar kaip perdžia? Neperdžia. No, mergaitės mylėjit. Skaiva, parodykit kelnaitės savo, parodykit. Nu, Palaukit, prie šviesos čia teikit. Nu, parodykit. Akušio. Nu, ką jūs daro? Iškima teikušio. Mane tarvopatė. Parodė. Skaiva, toks klausimas jums. Jūs pati skutatės kūšį, ar jums skuta jūsų koks nors peteliškė naktinė draugas, gal mes galėtume nuskūsti? Ne, jūs negalėtumėte. O tai kas jums skuta kūšį? Etatinis kūšio skutėjas. O ant užpakalio skilutės kas nuskuta jums? Aš kukliai, aš negaliu kalbėti. Tai pasimis ant užpakalio skilutės yra toksai pukelių viškelis, reiškiasi, malonu. Parodykit papus savo viškių. Nu, parodykit. Papiniko spalvą parodykit. Nu, parodykit. Papiniko tik tai spalvą, mes nieko blogo nedarysime. Išsiauklėjusi Va, palaukit. Papinykos. O. Neblogai. Skaiva, kiek metų buvote, kai praradote nekaltybę, prašom papasakoti? Aš nepraradau dar. Nepraradote? Ne. Tai esate dar mergaitė. Esu nekalta mergaitė. Aha. Aišku, gal mes jums ją prarasim. Ne. Gal į mikrofoną šnekėkit su sreptuvėlė. Jūs šnekėkit, jūs manęs nekybinkit. Jūs šnekėkit, aš padročinsiu jūs. Kažkaip bronių žiūriu ir moteriškos patik pradėjo. Skaiva tokia didelė, kad man jinai kaip berniukas, žinau. Surimtėjom. Nu, dar. Vat jeigu, pavyzdžiui, aš dabar išsitraukiu savo pimpalą, jūs jį paliestumėt? Ne. Vat palieskit. Ne. Bet taip mūsų dvasingumas sudidės. Aš einu pasisioti trumpai. Kur jūs einate? Aš pasisiosiu, jūs pakalbėkite. Štai, Skaiva, likome mes. Mūdu du. Žiūrėkit, aš dabar nusimaunu, kelnes. Ką tu čia gaidį darai? Atsiprašau labai. Iš kur pas mus bobų yra? Čia Skaiva. Čia Budulis Skaiva. Skaiva Budulis. Budulis? Skaiva. Malonu. Parodykit Budulį jai. Ką dabar veiksi? Važiuojam kur kavutės išgerti. Labai nepatarčiau. Nesupratau. Eik. Ai! Ne. Nori dandų nebesusirinkti? Nenoriu. O ko Skaiva čia juokiesi? Oi! Ko būdu juokėtėse? Kas jums gal juokingas? Ne, jūs nejuokingas. Kas yra? Ko dabar žliumbi? Kodėl tu muši dabar? Tu baigsi žliumti ar ne? Na, pasmaugiam. Gal nesmaugiam, iš pradžių iškrušam, po to pasmaugiam, ar atvirkščiai?
Iš pradžių gal pasmaugiam, po to krūšim. Kažkoks durnių laivas išeina. Eikit iš čia.